Aplink purkštukų šlapę. Ir praeitą mūsų Tiguanai čia biški buvo pasilūpę, tik čia žymiai daugiau. Šiaip buvo bairis to pardavėjai, skambino dėl automobilio. Net pažino jis manęs iš pradžių. Nu čia kaip visą laiką, raketų. Gavom 2 užsakymus. Nuvažiuoti patikrinti automobilius prieš pirkimą. Audi Q7, 20 metų, benzinas elektra, pluginas. Labai populiarus šiai dienai modelis, pravažiavęs nemažai, 107 000 km. Ir Tiguanas. Dizelis, automatas, lietuvio standartas. Varom į Vilnių, pažiūrim, kaip tie automobiliai, ar jie verti dėmesio ar ne. Pirminės patikras nuotoliniu būdu jau pasidarėm, prasimušom PIN kodą, pašnekėjom su pardavėjais, kiek įmanoma daugiau surinkom informacijos ir kaip ir matom, kad verta važiuoti, tad važiuojam į Vilnių. Kol važiuojam į Vilnių, galim truputį padiskutuoti. Klientas klausia, ką manai apie Teslą, ar man ją verta rinktis? Turiu saulės elektrinę, nuvažiuoju pakankamai nedaug kilometrų, 10 km į darbą, pirmyn atgal. Ir kartais į Palangą. Skonio reikalas. Jeigu dar turi saulės elektrinę, tai dar verta. Bet šiaip, man liežuvis neapsiverčia sakyti, kad jo, šiai dienai apsimoka pirkti Teslą. Taip, jūs ten pigiau nuvažiuosit tą 100 km, ten žiemą už kokius 8-9 eurus, o vasarą už kokius 5-6 eurus daugmaž. Jeigu krausitės iš stotelių įkrovimo, o jei namuose, tai faktas, bus pigiai. Bet jūs turėsit keisti savo gyvenimo būdą, bateriją išsikraudinėję, turėsit ieškoti lokacijos, kur galit pasikrauti. Galbūt jums reikės iš šono nuvažiuoti, atvažiuoti į vietą, o gal neveikia krovimo stotelė. Vėl problema, tada važiuok ieško kitos, o gal jums net nėra pakankamai batareikos, tada važiuoti iki kitos, o gal jūs skubat, arba yra eilė. Žodžiu, turit keisti gyvenimo būdą į tikrai nepatogų, jeigu norit pirkti elektromobilį. Lietuvoje infrastruktūra visiškai neišvystyta. Realiai, kas jums siūlo tą elektromobilį pirkti, jis bando tiesiog iš jūsų uždirbti ir nežiūri jumis iš žmogiškos pusės, kad jums tai finansiškai nenaudinga. Man skirtumo nėra nupirkti Tesla, BMW ar ten Porsche. Aš visada duosiu tokį patarimą iš žmogiškos pusės, kad klientui būtų nauda, kad jis pas mane vėl sugrįžtų. Plius tų Teslų pilnas skelbimuose, nieks jų nenori, nes kas nusiperka, ką įtikina kažkas ten labai protingas, po to pardavinėja ir krenta baisiai kainos. Aišku, dabar komentaruose bus ten pilna, ne, čia Tesla faina. Faina prie -20, aš įsivaizduoju, neįlipti mašiną, kai apšala rankenėlės, turit per bagažinę lipti. Arba kai ten laukti reikia žymiai ilgiau, kad jinai pasikrautų. Ir žymiai mažiau nuvažiuoja negu vasarą. N-. Mačiau, kur ten didesnį šalčį netgi deda dizelinę Viabastą, kad pasišildytų saloną. Tai žiaurus, sakyčiau, ne? Jeigu realiai turit saulės elektrinę, tai jūsų atveju siūlyčiau pirkti pluginą. Benzinas elektra ar ten dizelis elektra, kur ten pasibaigs baterija, važiuosit iš kuro, vidaus degimo variklių. Ir stupysit pinigų. Aišku, jis nenuvažiuos ten 200-300 km iš elektros, nuvažiuos iki kokio 80 km. Bet tokiu atveju jūs dar turėsit visokių privilegijų. Jeigu imsit ant įmonės, iki 50 000 eurų yra PVM atskaita, galit susigrąžinti. Yra daug niuansų, kuriuos pasigilinę galit sutaupyti ir pinigų, ir laiko, ir nervų. Nes dabar pluginai šiaip iš tikrųjų ant bangos. Jie nenuvertėja, toli gražu kaip elektra pilna. Ko gero geriausiai šiai dienai rinkoje net išlaiko kainas pluginas. Aišku, kaip koks modelis, bet tikrai, manau, verta pluginą pirkti. Tai va, tiek žinių, stojam į degalinę, pavalgyt, trumpai, greit ir lekiam. Gariūnai, autoturgus, jeigu ten nešneki su akcentu atsitinkamu, tu negausi nuolaidos ir rodysi labai didelį nepagarbą perikūpui. Понимаете? Ir visada turi įkišti į sakinį bent 1-2 žodžius rusiškus. Taki politika. Šiandien ten nevažiuosim pas normalius žmonės. Ir ten šiaip normalus. Jie tik
su savo įsitikinimais, įpročiais darbo. Tai vat, Gariūnai yra gerai, nes reiks dar ten atvažiuoti, reikia neprisišnekėti. Nu ką, nešamės įrangą, ko toliau, to daugiau jos. Endoskopą dar pasiliksim. Gal reiks, gal nereiks. Tik pirštinių tikrai reiks. Kaip ir praeitą mūsų Tiguanai, čia biški buvo pasilūpę, tik čia žymiai daugiau. Liga matyt, rakti pas mane. Visą laiką pradedam nuo variklio, pasiklausom ar dirba gražiai, nes jeigu kažkokių matom niuansų rimtų, net neverta ir tikrint visko iki galo. Atšalęs, amortikas pavargęs, bet dar laiko. Ok, šiaip tepalus reiktų pasižiūrėti. Ką čia rodo? Nu, ne košė, bet jau tikrai seni. Nu ką, darom cold startą. Užsikūrė lengvai, dirba gražiai, gerą pradžią pusę darbo. Emulsijos daug, nevažinėjimas automobiliu, arba yra kažkoks niuansas, tai reikės pasigilinti giliau. Matosi čia greičiausiai per alkūninę veleno škyvuką rasoja alyvą. Su kamera tikrai neprigausim, bet vizualiai matosi. Diržas turėtų būti keistas, nes 230 000 rida. Aplink purkštukų šlapė. Nelabai gerai gali būti, kad reikės tarpinės keisti. Nu, apibendrinant apie variklį, aplink purkštukų šlapė, alkūninė velena škyvukas, man atrodo, škyvo riebokšlis tiksliau, salinikas, kitaip sakant, praleidžia truputį alyvą ir matos prie turbinos yra pajuodavę, tai reiškia praputinėje kažkur nesandari sistema yra. Reikės pravažiuoti, pažiūrėti, ar jis gerai traukia, gal ten jau sutvarkyta ta problema, bet spėju ne. Per gyvus parametrus iškart matysiu, ar turbina lykina ar nelykina. Lykinimas lietuvių kalba būtų praleidžia orą, įpučiama arba išpučiama. Dar vienas svarbus niuansas, matos, kad sparno varžtai sukinėti buvę, kapoto varžtai sukinėti, nors ir sparno varžtai buvę, čia krušos mašina gavus, jau matau, visas sparnas va. Buvęs su daug duobučių ir jos neišlygintos. Sukinėti varžtai, bet jis nedažytas yra. 120 mikronų. Bet daug įdubimų matom. Itališka. Labai daug tikimybės, kad ir buvo gavus krušos. Sparnas tai visas suvarytas iš tikrųjų nuo krušos. Matuojam toliau. Nei vienas, nei kitos durys nedažytos. Galinė arka irgi nedažyta. Stogas irgi nedažytas. Galinis dangtis irgi ne. Durys dažytos. Bet plonai. Iki 210 mikronų tik. 235. Nu ką, iš pirmo žvilgsnio stiprios avarijos tikrai nebuvo. Bet atsižvelgdamas, kad šitas sparnas yra gavęs krušos ir tik vienas sparnas, turim įsiaiškinti, ar čia nebuvo kažkokio niuanso. Gal kapotas keistas į spalvą, nes abu varžtai yra sukinėti. Reikia sužiūrėti, kad lempa nebūtų lituota, klijuota. Kažkokia
kas be buvo įvykę, tas buvo tikrai senai, labai daug dulkių, viskas vienodai išmurzinta abiejose pusėse, nėra nučiupinėta to remonto, dabar šviežaus tokia nesimato. Gal čia vis dėlto Italijoje dar buvo remontuota. Tikėtina. Iš tikrųjų, viso šonas yra gavęs krušos, ne tik priekinis sparnas, bet priekinis sparnas neišsitiesino matyt, nes ganėtinai stipriai matos yra pažeidimų. Ir ant galinės arkos yra pažeidimų, ir ant moldingo yra pažeidimų, bet durys išsilygino, aišku, jos murzinos, nors ne, iš tikrųjų yra, nemažai yra. Tai va, kodėl jis grįžo į Lietuvą, buvo gavęs krušos. Čia ir priežastis, prie variklio yra smulkmenų parasojimų visokių. Tai ką mes dabar darysim? Skambinsim savo meninio lyginimo ekspertui, siūsim nuotraukas, duos mums patarimą, kiek kainuos remontas. Tada derinsim kainą nuo pardavėjo, kliento naudai ir jeigu surasim bendrą kompromisą iš abiejų pusių, nupirksim. Čia jau stipriai prasčiau, daug labai dubimų. Tai vat, tokie dalykai. Už ką atiduotum jį? Tai vat, aš irgi nesu profas. Blemba. Bet meninis lyginimas brangiai būtų. Mums čia tikrai stipriai brangiai. Gal jeigu padarytų mažesnę kainą, tai tada mes galėtumėm pirkti. Bet dabar už tiek tai ne. Nu, 15,2 kokie. Reali kaina. Nes apie 2,000, 1,5 eis į tą meninį lyginimą, kad jį padaryti idealų. Neįeis tiek? Nu, žiūrint, kas kaip dirba, žinot, kas kiek vertina savo darbą. Čia paprastam garaže, čia skaičiuoju, brangus darbas. Net 15,5 nebūtų, ne? Nu. Supratau, viskas aišku. Nu gerai, okei, liekam ant ryšio, aš pagalvosiu, ką. Nu gerai, Kim. Žodžiu, kad ir kaina nebloga duoda už automobilį, bet atsižvelgiant, kad reikės daryti meninį lyginimą ir jis yra brangus, jau nebeapsimoka pirkti automobilio, nes turbina prapučia, per alkūnę velina iškyva rasoja, po to dar kažkur ten prie purkštukų šlapia. Negeras variantas, tikrai negeras. Bus problemų, galimai ir su varikliu, jeigu nebus remontuojama. O gal ir yra dabar, net nedarėm test drive diagnostikos. Tai varom kito automobilio, šitą paliekam kitiem pirkėjam, kurie nematys defektų ir nupirks.